Sveiki, mano vardas Mindaugas, esu medžio meistras. Šitame filmuke pašnekėsiu apie langų dažymą aliejiniais dažais. Medienos dengimas linų sėmenų aliejumi. Alyvavimui yra naudojamas neapdorotas linų sėmenų aliejus. Jisai įsigeria geriau negu virtas, bet jis ilgiau reikia laukti, kol išdžius. Tai tiesiog yra visas paviršius, pilnai yra padengiamas. Dengti reikia tol, kol viskas pilnai įsigeria. Jeigu atsiranda perteklius, tai jį reikia tiesiog pašalinti popierium arba skuduru, tik labai atsargiai reikia juos. Aš po to papasakosiu vėliau, kaip atsargiai jais reikia atsikratyti, kad nepadaryti namuose gaisro. O štai dabar reikės laukti keletą dienų, kol išdžius. Dažymai yra naudojami, šiuo atveju aš naudoju Albek aliejinius dažus linų sėmenų pagrindu. Juose aš esu įpylęs 1% sikatyvo, tai yra tokia medžiaga, kuri šiek tiek pagreitina džiūvimą. Tai vietoj kelių parų džiūsta parą, toks pirminis išdžiūvimas. Teptukai naudojami yra įvairių dydžio, truputį smailėjančiom nosim. Jie labai tinka būtent šitiem dažam. Labai patogu yra išdažyti tik tai ten 1 milimetrą ten toliau nuo kito. Gan tiksliai. Ir labai palieka gražų dažymo taką. Dažant reikia pirmą sluoksnį dėti labai ploną, kad jisai tik padengtų ir gerai išdžiūtų. Po dažymo dar būna pasimato tam tikros vietos, kurias galima vėliau dar užglaistyti kitų. Antram dažyme jos paskui užsidažo ir nieko nesimato. Antras sluoksnis yra dažomas pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, nes jeigu išdažant anksčiau labai gali būti dažai kai kur blizgėti, kai kur matuoti ir rezultatas nebūna toks gražus. Dar ką galima apie dažus pašnekėti, kodėl reikia dažyti su aliejiniais dažais, o ne su, tarkim, ten sintetiniais akrilais ar dar kažkokiais kitokiais, dėl to, kad aliejinis dažas turi savybę, kad jo molekulės yra aliejaus mažos ir labai gerai praleidžia drėgmę pro save. Panašiai veikia kaip Gore-Texas, kaip membraninė medžiaga, kuri drėgmę išleidžia, o vandenį iš išorės nepraleidžia. O sintetiniai dažai uždaro medį pilnai kaip polietileno plėvelė ir jisai iš vidaus, jeigu patenka ten kažkiek drėgmės, iš vidaus jis pradeda šusti ir jisai pasidaro praktiškai ten trūnėsis viduje. Lieka tik tai namo kaip dažų kevalas savotiškai, kuris tik laiko tą paviršių. Jeigu reikia keisti spalvą, tai galima tiesiog yra naudojamas linų sėmenų aliejaus muilas. Jis tinka ir rankom, ir teptukam, ir šiaip kasdieniniam vartojimui, tai jis tiesiog daug geriau plauna negu paprastas kažkoks muilas ar ten kokia kita priemonė. Visos priemonės, kurios mes naudojam aliejaus, sualiejuoti popieriai, su aliejiniais dažais, su aliejum, viską reikia stropiai surinkti, įdėti į polietileninį maišelį, paimti vandens, labai gerai išmirkyti ir išleidus orą sandariai uždaryti ir tada tik galima išmesti iš šiukšliadėžę. Linų sėmenų aliejus turi tokią savybę, kad jis turi ypatingai skudurai, gali tiesiog savaime užsidegti ir gali tiesiog įvykti gaisras. Pilnai išdžiūvus dažams galima tiesiog pasimti didelę glaistyklę, tiesiog patį peiliuką prisispausti su spaudžiamom replėm ir padaryti lygią liniją iš abiejų pusių. Šį kartą tiek. Tikiuosi informacija buvo jums naudinga. Žiūrėkite kitus įrašus projekto puslapyje.